Ar galima simuliacijai atskaičiuoti mašinos kinetinės ir potencinės jėgas? Štai šiandien mes ir sužinosim. Taigi, visų pirma, turiu jums pristatyti mašiną, su kuria šiandien mes eksperimentuosime. Tai yra Mazda RX-7 1991 metų išleidimo. Kas yra Mazda RX-7? Tai sportinis kupė automobilis, turintis unikalų dviejų rotorių Wankel tipo rotorinį variklį. Kompaktiškas, lengvas bei turintis žemą svorio centrą. Rotorinis variklis yra komponuojamas truputį už priekinės ašies, dar žinomos kaip front mid-engine, varomas galiniais ratais ir turi idealų 50/50 svorio paskirstymą. Tai bekompromisinis sportinis automobilis, o front mid-engine komponuotė automobilį padarė vienu geriausiai valdomų visų laikų automobilių. RX-7 pasižymi puikiu aerodinamišku dizainu su ilga priekiniam dalim. Tai buvo rimtas top klasės sportinis automobilis, galintis varžytis su tokiais kelių bolidais, netgi kaip Porsche 911 RS CS. Dabartinis eksperimentų dalyvis yra Mazda RX-7, tačiau ji yra nedaug modifikuota. Šiuo momentu ji gali išduoti iki 362 arklių galių ir 387 Nm sukimo momentą. Sveria 1195 kg ir gali išvystyti greitį iki 270 km/h. Visi eksperimentai vyks ant trasos pavadinimu Tsukuba Fruits Line. Taigi, mes užšalime mašiną vietoj ir tai bus mūsų pradinis taškas. Mašinos masė tuo metu yra 1195 kg ir ji yra važiuojanti 20,8 m/s, bet dėl užšalimo ji mums stovi tiesiog vietoj. Vien tik turint šios duomenys mes sugebame skaičiuoti pagal kinetinės energijos formulę, jog mašinos kinetinė energija šiame taške yra 258 502,4 džauliai. Taigi, perskelsim į antrą tašką. Čia mašinos greitis padidėjo iki 25,3 m/s. Naudodamiesi tų pačių kinetinės energijos apskaičiavimų, gauname, kad antrame taške kinetinė energija padidėjo iki 382 453,775 džaulių. Norint apskaičiuoti potencinę energiją, mums reikia aukščio, tačiau iš kur mums jį gauti? Ogi man naudojantis Google Maps saitų pavyko rasti aukštį. Pradinio taško aukštis yra 296 metrai, o antro taško aukštis yra 291 metras. Naudojant potencinės energijos formulę, tai yra potencinė energija lygu masė kart laisvojo kritimo pagreitis kart aukštis, mes gausime, kad pirmo taško potencinė energija yra lygi 3 466 456 džiauliai, o antro taško 3 407 901 džaulius. Turint abiejų kinetinės ir potencinės taškų energijas, mes sugebam skaičiuoti kinetinės ir potencinės energijos pokytį. Kinetinės energijos pokyčių atžvilgiu per 7,84 sekundės mašinai prisidėjo 123 951,375 kinetinės energijos. Potencinės energijos pokyčių atžvilgiu mašinai nusileidus ant 5 metrų, potencinė energija sumažėjo ant 58 505 potencinės energijos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad bendra mechaninė energija mašinos pirmam taške yra 3 724 958,4 džauliai, o antram taške 3 790 354,75 džauliai. Išvadom, tai noriu pasakyti, kad skaičiavimo metu sugebėjome apskaičiuoti kaip kinetinę, taip ir potencinę energiją ir jos pokyčius, nepamiršdami apie bendrą mechaninę energiją.